ką, bandom. Vietą, kur eiti pasivaikščioti, susiradau tiesiog per Google Maps. Žiūrinėjau, kad būtų ežeras kažkoks šalia. Ir aš atvažiavau. Ir čia blemba, belen kaip gražu. Wow. Wow. Kaip gražu. Taip norėčiau, kad dabar čia būtų normali žiema ir šitas ledas būtų normaliai užšalęs, kad galima būtų pačiužinėti. Dėja. Retai vaikštau žygius, tai dar reikia atkalti sistemą, kaip pakuotis, nes čia biški viskas random. Čia pasidariau tokį vat maišą ekstra, jeigu kas nors netelpa. Tai vat dabar naudosim šitą ekstra, šitą balaiką. Okay. Let's go. Čia pelkė. Čia šlapia. Šlapoka. Įlūšio ar ne? Turim centimetro leduką. O, turiu 2 gerus ledo gabaliukus. Užteks žaisti, reikia stovyklavietę įsirengti, nes jau temsta. Einu pažiūrėsiu, kur geriausia vieta palapiniai. Gerai. Baisu. Nu ką, bandom. Aha. Atgal čia sunkiau. Okay. Gerai. Ui. Nu gerai. Dabar jau galime į palapinę statyti. Vardau visai neblogą vietą palapiniai. Čia visai lygu, tai čia ir statysiu. Pas tėvus obuoliai išlikę garaže dar nuo praeitos vasaros. Labai graži vieta, prie ežero, mėnulis šviečia, palapinę pasistačiau. Dabar belieka susirasti malkų, pasikurt laužiuką ir pasidaryti valgyti. Nu gerai, su skeltuku nepavyko, pamėginsim kitaip.
Šiaip tai labai gerai mėnulis net apšviečia. Šitas apšvietimas yra tik nuo mėnulio ir tai net nepilnatis. Pusė dabar mėnulio yra maždaug. Visai pavargau čia bekapodamas. Laužiukas jau gerai kūrenasi, reikia pasidaryti valgyti. Nu kodėl man į veidą? Griuk! Matau, kad jis čia yra nulūžęs šitoj vietai. Pavargau. Nelūžta. Ką aš galiu padaryti? Einam kitą ieškoti. O, čia kaip per šitą. Kaip ten tas. Čia kaip per Slendermaną. Nauja auka. Nu, dar grįžtu prie šito pamėgint. Kamo. O. Pagaliau. Irgi. O. Tik nulūžo. Puikus stalas, daug tų gabaliukų. Nu, čia labai jau primal gaunasi. Nėra labai patogu, galiu pasakyti. Aš visko tikrai nesuvalgysiu. Manau, kad užteks man tos mėsos. Dar biškį. Dar va pusę šmoto šitą. Aliausiu. Gerai, plovas verda. Garam masala. Pusę pakelio ant čia suverčiau. Gal reiktų išimti. Dulskytas.
Kągi, atėjo laikas paragauti plovo. Ragausim. Nice. Nice. Ir taip easy pasidaryt. Bam. Turbūt nebereiktų, bet labai norisi pakartoti. Gal dar truputį. Neįmanoma nevalgyti. Viskas. Darosi šalta kažkaip ir jau miego visai norisi, taip ateisiu miegot. Ir ką aš dar padariau, tai čia matote purvinas vanduo. Čia aš iš ežero prisipyliau vandens, jį užviriau ir šitą įsimesiu miegmaišį. Ir jis labai karštas. Viskas net apšerkšnėjo iš tiesų. Įmesiu dabar šitą buteliuką į miegmaišį, kad kai ateisiu miegot, miegmaišis man būtų šiltas. Labas rytas. Naktį buvo minus 5 laipsniai. Šiek tiek, nesakyčiau, kad sušalau, bet jautėsi, kad šiek tiek vėso buvo. Taip norėjosi dar čiučiut čilumos. Aišku, galėjau tą striukę užsidėti, bet pagalės tai būčiau neturėjęs. Dabar laukia pati sunkiausia dalis. Išlipimas iš šilto miegmaišio ir apsirengimas. Aišku, aš ir taip apsirengęs. Tai tik striukę reikia užsidėti. Bet vis vien. Kągi. Vakar buvo gal minus 4 laipsniai, šiandieną minus 7, atrodo vos keli laipsniai. Ir plus dar vėjelis atsirado. Ir iš karto belenkai pirštais šalo, ta prasme, kol čia kamerą pasidėjau, nejaučiu pirštą. Tai galvojau, kad tiesiog atsikelsiu ir varysiu. Bet kažkaip galvoju, norisi laužiuko, norisi pasikurti, sušilti, bet šiandien čitinsim, nes panaudosim sausą spiritą. Vakar buvo pusė neužšalę, šiandien užšalo tiek, kad kind of galima lipt, nu iš tikrųjų negalima, bet nejudant atlaiko. Matosi riba, kur buvo iki vakar užšalę ir kur nuo vakar užšalo. Turėtų matytis. Pim.